Spalio 24 dieną, šeštadienį, 14 val. Kėdainių miesto atsarginėme stadione futbolo klubas Nevėžis sužaidė paskutinėsias šių metų Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos rungtynes su Jonavos Lietava. Rungtynės buvo pergalingos kėdainiečiams. Svarbios rungtynės, kai sako, paskutinės šią sezoną ir mums būtinai reikalinga pergalė buvo, norint kažko dar užimti trečią vietą ir dar nepriklausomai nuo to, priklausomai nuo varžybų, kaip Mažeikiai sužais su Šilutė. Mes savo užduotys įvykdėm, laimėjom rungtynės. Iš pradžios šiek tiek mums gana vangokai prasidėjo, kai įpusėjus pirmam kėliniui, kažkur jau pajutom žaidimo ritmą, viską. Ir pasiekę pirmą įvartį, paskui jau, kaip sako, abejonių neliko dėl rezultato, kai mes ir laimėjom 4-0. Dabar viskas priklauso nuo Mažeikių rungtynių rezultato. Kėdainietis LT.